Tai eliksyrą jis kažkokiam dubenį nešėsi. Ir jis jį pastatė ant kranto ir pats įlindo į tą vandenį, o tuo metu pro šalį šliuožė gyvatė, užtiko tą nemirtingumą eliksyrą ir išgėrė visą. Žodžiu, tai gyvatė tapo nemirtinga. Ji pasensta, nusimeta seną kūną ir vėl gyvena toliau. Neatsimenu nieko apie jaunystę. Kažkur buvom. Kažkas turėjo fotoaparatą. Nufotografavo. Visa jaunystė tokia ir buvo. Kažkokia. Tokia nonkonformistinė kažkokia. Girtuokliaudavom, klausėmės muzikos ir šiaip krėsdavom kokias kvailystės išgėrę. Nieko ypatingo. Kurie kažkokių kitokių interesų neturi arba jie yra pernelyg silpni, kad įveiktų tą beprasmį laiko gaišimą su girtuoklystėmis ir tokiu kažkokiu kvaziboheminiu gyvenimu. Tai tie liūdnai baigia paprastai. Mano tarp kitko draugų yra nemažai mirę, atsidūrę tame cikle alkoholizmo. O pažįstamų tai dar daugiau. Ir mirė žmonės 50 nesulaukia. Kiti gal šiek tiek vyresni. Laiku sustot reikia. Mirties slėpinys yra toksai keliantis baimę. Nežinia, kas ten bus po to. Ir apskritai, ar kas nors bus, bet jeigu bus, tai kas? Viskam savo laikas ateina metas, kai žmogus keičia gyvenimo būdą. Vienas gyvenimo būdas išsieikvoja, išsisemia, tada jo vieton stoja naujas gyvenimo būdas. Socialinė nauja aplinka su naujais draugais, kadangi tie nauji draugai įkūnija naujus interesus. Taip viskas juda palaipsniui. Pasaulėžiūra, interesas, žmonės aplinkui, viskas tarpusavy susiję. Ir viskas keičiasi. Kas ta maža nuotrauka? Nežinau. Čia ne nuotrauka, čia aplietas buvo ir sugadinama. Kas apliejo? Kaimynai užliejo butą. O kas šiaip pastumėjo domėtis budizmu ir apskritai religijom rytietiškom? Pastumėjo, nežinau, gal tai, ką vokiečiai Weltschmerz vadina. Kažkoks atsirado poreikis kažkokių, mane ir šiaip domino ten paraleliai visokie kvaili klausimai. Iš principo tai buvo nepasitenkinimas gyvenimu. Plačiaja prasme, gyvenimas Sovietijoje tai išvis buvo katastrofa. Čia yra Bhava čakra, kas reiškia būties ratas, bet jis tuo pačiu, tas būties ratas, jis ir samsara vadinamas. Visi, kas toj samsaroj, jie pasmerkti tam gimimui ir mirčių ratui. Ir jų gyvenimas yra varganas, sunkus ir apgailėtinas ir kupinas ašarų ir dantų griežimo.